Keliaujam miegoti ir užsidedam hidrogelinę veido kaukę ir paliekam ją per visą naktį. Griežtas ne. Hidrogelinės lakštinės kaukės viskas ok, kai jos yra drėkinančios intensyviai, duoda tokį šalčio efektą, gaivos efektą. Kas atsitinka, jeigu mes nueiname su jomis miegoti? Ir tai buvo trendas TikTok'e. Po kažkurio laiko jos pradeda džiūti ant jūsų veido odos, pradeda traukti ir iš dalies ryte jūs galite pastebėti tarsi tokį liftingo efekto. Bet iš tiesų, kas vyksta jūsų odoje, sąveikaujant su džiūstančia kauke. Iš esmės, oda pasisavina iš kaukių drėgmę tuo atveju, kai yra drėgmės kaukėje. Tai jinai yra dažniausiai šlapia, produktai yra joje, jie nėra nugaravę, jie nėra įsigėrę, jie nėra išdžiūvę. Ir tada ingredientai skverbiasi jūsų veido odai, raginį sluoksnį ir jinai prisidrėkina. Tačiau, kai kaukė išdžiūsta ir joje lieka mažiau drėgmės nei jūsų raginime odos paviršiame sluoksnė, įvyksta osmosinis procesas ir atvirkščiai drėgmė pradeda trauktis iš jūsų veido odos į viršų ir dehidratuoti. Tad labai dažnai atliekant tokias procedūras ir pasiliekant tokias kaukės nakčiai, galų gale jūs turėtumėt pamatyti atvirkštinį efektą ir dehidrataciją odos, o ne hidrataciją.